Nors rodos, kad šių metų festivalis dar tik įsibėgėjo, iš tikrųjų jau įžengėme į paskutinę Druskininkų teatro ir muzikos festivalio savaitę, bet džiaugiamės, kad dar vis galime pasidžiaugti gausybę renginių ir pakviesti žiūrovus į juos laukiančius renginius. Tai pirmiausia, dar kelias dienas šurmuliuos Druskininkuose ir Rusų teatro sezonas, tad kviečiam pasinaudoti progą ir aplankyti jų kelis likusius spektaklius. Tai net 2 spektakliai laukia susiję su tango, aistringojų tango. Vienas spektaklis bus ir su šokiu, kuriame pasirodys garsus Maskvos mokyklos, tango mokyklos šokėjai, tai spektaklis Oblivion. Kitasgi jau yra dramos spektaklis, bet taipogi vienaip ar kitaip susijęs su tango. Tai spektaklis, kuris vadinasi Tango 3. Ir dar laukia 20 ir 21 dieną 2 Kaliningrado teatro spektakliai, šiek tiek rimtesni dramos spektakliai, nors taipogi labai skirtingi. Vienas iš jų vadinasi Kvailiai, o kitas Tvirtovė. Ir dar kelias koncertinės programas taip pat rusai pasiūlys pasiklausyti žiūrovams. Tačiau labai džiaugiuosi, kad ir lietuviai dar turi tikrai labai gražių renginių. Ypatingai džiaugiamės, kad laukia dar 2 spektakliai. Tai Klaipėdos dramos teatras, kuris iš tikrųjų retas paukštis, retas svečias Druskininkuose, tai jie atveš į Druskininkus labai smagią komediją, vieną iš naujausių savo teatro repertuare. Tai komedija Saugokite Florą, iš tikrųjų amerikietiška komedija ir paremta tam tikrais gyvenimo biografiniais faktais. Pats autorius iš tikrųjų ją parašė remdamasis vieno aktoriaus gyvenimo istoriją, Melo Brukso, garsaus žymaus aktoriaus, kai jam po skyrybų teko išsikraustyti pas savo geriausią draugą. Ir pasirodė, kad šitie žmonės vienas kitą iki begalybės erzinantis. Autorius pamatė, jog tokia situacija gali tapti labai puikiu siužetu komedijai. Ir pakeitė tik tai lytį ir, žodžiu, parašė pjesę apie moteris. Taigi spektaklyje ir pamatysime iš tikrųjų tai, kaip santuokoje ilgus metus pragyvenusi moteris, Flora, išeina gyventi po skyrybų pas savo geriausią draugę. Ir iš tikrųjų joms pamatysim, kaip irgi nelabai gerai sekasi gyventi kartu. Ir kad iš tikrųjų nuo to tobulo moteriškumo iki maniakės yra toks vienas plonas mažytis žingsnelis. Ir džiaugiuosi, kad šiame spektaklyje iš tikrųjų pamatysime 2 Klaipėdos dramos teatro divas. Nepakartojamas, fantastiškas moteris. Tai Nelė Savičenko, kurią turbūt visi žino, ir kita Klaipėdos teatro primadona, tai Regina Šaltenytė. O kitas spektaklis, kuriame taip pat pamatysime 3 žvaigždės, kurių turbūt net nereikia žiūrovam pristatyti, tai yra Idio teatro spektaklis Menas iš Vilniaus ir jame mes pamatysime Darių Meškauską, Giedrių Savicką ir Arūną Sakalauską. Pjesė pagal Jazminos Rezos pjesę pastatytas spektaklis Menas taipogi nagrinėja ir meno ir draugystės temas. Čia susidursime su tokiu siužetu, kad vienas iš 3 draugų, kurie yra irgi amžini draugai, nusiperka paveikslą, kuris turbūt daugiau nei brangus už 200 000 frankų. Ironiška, šitas paveikslas yra labai brangus, bet visiškai baltas. Taigi čia kyla tam tikri konfliktai ir tam tikros situacijos, kurios iš tikrųjų ir patikrina, kiek šių 3 draugų draugystė yra tvirta. Ir pjesė to pačiu primena, kad draugystę kaip ir meilė iš tikrųjų reikia labai stipriai puoselėti. Tad manau, kad visi tikrai smagiai pažiūrėsite šią komediją. O Giedrius Savickas už vaidmenį šiame spektaklyje yra netgi pelnęs geriausio aktoriaus titulą Teatrų pavasaryje. Ir kaip visada džiaugiamės, kad labai įvairi mūsų muzikinė programa ir čia iš tikrųjų dar spėsite pamatyti. Ir Indrė Nankaitė, kuri atiduoda tam tikrą duoklę kanadiečių dainininkiai Celine Dion, jos turbūt pristatinėti irgi niekam nereikia. Tai gražios, romantiškos, švelnios dainos ir iš tikrųjų toks bus ir pats vakaras Indrės Nankaitės puikios dainininkės. Taipogi labai džiaugiamės, kad bus dar toks vakaras, kai tikrai nebus turbūt sėdinčių ir abejingų. Pasirodys 24 dieną grupė Organ Roll Band, kurie yra tikrieji rock'n'rollo puoselėtojai ir primena visiems, kad rock'n'rollas yra gyvas. Taip, kad turbūt teks visiems atsistoti iš kėdžių ir gerokai patrypti. Ir 25 dieną iš tikrųjų Druskininkuose dar lauks žmonių daugelis renginių ir aikštėje nemokamų, labai gražių ir taipogi lauks Rūtos Ščiogolevaitės visiems žinomos dainininkės koncertas, kuriame jinai irgi išstos labai netikėtam Tinos Turner amplua. Tad manau, kad vakaras taipogi šviečias, neramus. Bet iki uždarimo, kaip jau minėjau, lieka dar visa savaitė. Mes labai tikimės ir laukiam didelio žiūrovo antplūdžio ir susidomėjimo. Laukiame visų, nes tikrai manau, kad liksite patenkinti mūsų renginiais.